Sveiki, šiandien susipažinsime su mano gėdingais kelionių archyvais. Keliausime į šalį, kuri negali atsigauti ir klestėti, nes yra nuolat alinama ginkluotų perversmų ir valdomų karinių kultų. Buvau jaunas, daug negalvojau, išvykau į Birmą, kuomet buvo keletas ramių valdymo metelių. Pradėjau nuo sostinės senųjų karaliaus rūmų, vėliau daug dienų žygiavau per kaimelius šiauriausiame šalies regione Putao, praktiškai Himalajų papėdėje. Man išvykus karinę kultą, čia turistų daugiau nebeįleido. Taip pat lankiausi nuostabiose Bagan šventyklose ir unikaliose vietose esančiose vienuolynuose. Kelionė baigėsi poilsiu ant Gapali rojaus pakrantėje. Vykdamas į Mianmarą, anksčiau vadinamą Birmą, sustoju lėktuvų perlipamui Bankoke. Čia keletą valandų vykstu pasivaikščioti po miestą ir aplankyti traukos objektų. Sveiki, žiauriai karšta, gal 35 kokie, karaliaus rūmuose esam, apžiūrinėjom. Karaliaus rūmai Mandalai. Eisim kopti dabar. Šinao vienuolynas. Meldėsi būdai, nutraukiau maldą. Birmoje vyrauja budizmas. Čia yra daugiau nei 500 000 vienuolių. Viena iš priežasčių, kodėl tiek daug vienuolių, yra, kad šalis skurdi. Šeimos negalėdamas išlaikyti savo vaikų, atiduoda juos ilgalaikiam vienuolių mokyklom. Čia vaikus ir maitina, ir moko, ir jais rūpinasi. Neturtingoms šeimoms tai yra vienintelis būdas išleisti vaiką į mokslus. Nu va, atskridom į Putavą. Čia laukia mūsų transportas turbūt. Čia va muitinės pastatas, ten oro uostas, lėktuvas. Nu ką, atvykom į savo kaimą, pirmą, per Šangangą vadinasi, va čia miegosim, čia mūsų draugai, parodysiu jiem kaip jie atrodo. Šefas daro valgį dabar. Tušinę iškytę. Dabar kasime žirnius, pomidoriuko biškį, daigai, žirniai, morkos. Ta patį, ką ir mes turim. Resistentą. Čia šuniukai laksto.
Nu ką, rytas, atar šangangė. Opa. Prašau. Cuculiai laksta, gaidžiai gieda. Na, tai pietum tave gausim ar ne, gražuolė. O tave kada? Pradedam žygį. Mūsų nešikai išėjo su mūsų kiaušiniais ir roltoną makaronais. Eisim į kalnus, štai tuos. Sunku užsidėt. Reiktų padėti. Nu, žiūrim, kaip eis. Dar mato, kad kamera tai įtampa. Čia va tie kalnai. Lipom iš apačių, bet yra dar ir aukščiau. Mūsų pirmoji stovyklavietė. Jau ruošiamas maistas. Mūsų virėjas. Džiunglių kelias. Ir čia gaisras. Kodėl? Sako, specialiai taip daro. Kelius gamina. Tartinai atrodo. Nu ką, užvarėm? Mūsų gidas eina pirmas į kaimą, kad mūsų nepapjautų. Pašiūrės visai kaip Rembo 4. Parnešė iš kaimynų išvarytos ryžių degtienės. Dabar ragaujam. Nu, cheers. Čia. Labai skanu. Cheers with cameraman. Beveik taip pat. Ir šiandiena visa buvo džiunglėse. Ekstremo. Dėlės nuo kelnių nusirinkinėjom. Einam atgal į kempą jau. Nu va, trečias kempas mūsų. Daro mūsų mygį, kad nesukandžiotų odai. Prieš pirtis. Tada lauželis vidury patalpos be kamino ir mūsų kalikas. Labas rytas, paskutinė mūsų diena bus šiandien, grįžinėsim per kalną, tai atsikėliau anksčiau, aprodysiu dabar mūsų gyvenamąją vietą. Čia yra dušas, kriauklė, viskas viename. Čia vietiniai dirba iš pat ryto. Tualeto namukas matosi, virtuvė. Mūsų namukas. Va neša jau pusrytėlį. Žiūrim, ką neša. Kokį pusrytėlį mum. Čia mūsų kukas beje buvo. Jeksai ir pankeikai. Į mokyklą atvažiavom. Ar prisirengė kažkaip? Ir šalta, tamsu. Ką mokasi, pažiūrim. Angliškai. Algislavas kabinėjasi prie vaikų. Vaikai nesidžiaugia. Ir Lukas dalina kažką, kaip kalėdų senis. Bet vaikai, bijo čia mūsų. Mokslo šaknys karčios. Ypač šitiem vaikam. Hello. Vyručiai į turgų. Lauktuvių pirksim. Iš kalniečių. Pagrindė negendančias prekes. Išsirašėm į raftingą dabar. Pats kiek ten jų yra. Pafilmuosim dabar. Arbatos nešėjas, arbatos virėjas. Tada prižiūrėtojas virėjo. Prižiūrėtojas. Nu ir žodžiu dar 25. Ir kainuos tik po $50. Tik.
Plaukiam raftingu už $5, galima pasideginti, pasnaust. Labai smagus pasiplaukėjimas, net nesitikėjau tokią. Po 3 valandų plaukimo įdomiąją upę priplaukiam Pagodą, kur išlipsim, pabūsim valandėlę kitą ir jie gražesnės. Ir tada dar 3 valandas įdomiąją upę. Atėjom į marketą rytinę. Apsipirkt reikia prieš kelionę. Žodžiu, nusipirkom bananų, ananasų. Čia kazachai vaikšto prižiūrėtojai turgaus ir šituose kraštuose renka duoklę. Nu, žiūrim šventyklas visą dieną su taksi važinėjom. Mūsų taksas laukia jau, sekioja iš paskos. Čia į populiarią vietą važiuoja Mount Popą, irgi daug žmonių važiuoja matomai. Čia ką tik pervažiuojam per kalniuką, tai nupurtėm porą vietinių. Atvykom į Mount Popą. Šiandien tais laipteliais kopsim į viršų. Čia turbūt pavestuvių fotkinasi. Laimingas kalnas. Kopiam čia tik laiptais. Jau beveik užlipam. Visiems statai Simai dabar. Porą vietinių. Sėsim, tuoj važiuosim namo, kaip ir jie. Mūsų kalnas puikusis. Labai spūdinga viršui buvo. Čia buvo kelininkės. Lygina žvyrių po kiekvienos mašinos pravažiavus. Džiavina žuvį paplūdimy. Varnas bijo vokt kažką, nes turbūt nušaus. Pavagė. O šitą žuvis valgom po to namie. Čia jau geresnių radom. Viskas saulėje džiūsta, druskos nesimato, bet čia tai džiovinimas. Implekšnė ir kalk. Ačiū, kad praleidote laiką kartu skurdžioje Birmoje. Kviečiu prenumeruotis kanalą ir paspausti varpelį, norint gauti pranešimus apie naujai pasirodžiusius filmus. Iki kitos savaitės.